Visiems labas rytas. Čia vėl monetų paieškos. Šeštadienis. Pabandysim monetų į mišką karštą važiuoti. Bandom. Esam tokioj nenuvaikščiotoj dar vietikiai. Ratinukų yra, vienas iki esam buvo. Tokie šelingiukai visokie, mažiukai. Spauskit laikus, prenumeruokit, mes jums surasim monetų, parodysim, ką random. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų, ieškom. Cukrus, neužmirštam cukraus. O, lytas pasirodė, matai. Cukriuką. O, gražiai. Kasam kaip visą laiką Kvinusas 900. Jei neklystu. Pirmas signalas. Pabandom iškasti. Senai su tą kamerą be filmų. Vieną ranką turiu filmuoti. Kažką iškasim. Moneta. Buratinka. Papiepus buratinka. Gerai, ieškam toliau. Dar vienas signalas, tai parodysiu. Bandom pakasti. Įtariu, gali būti buratinka. Arba gilzė. Gilzė. Vokiška gilzė. Paimkim, kaip spalvotas. Kolega pipina ten. Gerai, ieškom toliau. Signaliukas buvo, nerodžiau, nes čia labai daug gilzių pradėjo kažkaip lysti. Tokį pakabuką varadu. Biškį su kastu užgalų. Ir viskas po kol kas. Monetų nėra. Gerai, vėjukas šiandien. Biškį atšalė dar kažkiek. Netoli miškas. Gerai. Ieškom. Pirmą monetą. Tiksliau, ne pirmą. Buratinka pirmą. 52 3 kapeikos. Padroštas, bet tiks. Gali vėjas maišyti. Mikrofonas neuždengtas. Gerai, ieškom. Ką, pirmas sidabriokas, kur jis? Va. Žiūrim. Kas čia? Da sidabrioka. Nupypis. Kažkoks 12 jaučiu. Nu, bet faktas, kad sidabriokas. Liuks, gerai. Tuo įdėsim į visiems kasėjams jau žinoma monetų Razbainiko padovanota monetų dėtuvė. Neturiu kur padėti kameros, įdedu ir ieškau toliau. Signalas 35 ir vėl ko gero sidabriokas. Pavalom. O, vėl toks pat.
Gerai. Jau kojas nebe jauniklio jaučias. Senstam. Kolega ten vaikšto. Čia parodysiu. Smagiai. Tokie ne kažką padruošti, bet nežinau, vaikiukai jums rodyti. Vien buratinkas, nesuprantu čia. Baigės sidabras. Šitų signalų nedaug, bet vėjas trukdo. Jeigu sidabrą rasiu kokią nors ar įdomesnę monetą parodysiu dėl buratinkų, čia dabar nėra reikalo pasijunginėčiau. Daug jų yra ir visos nusibaigusios. Taip. Apsiniaukė, bet šilta. Vadinasi, sekmadienį lietus tikrai bus. Taip norėjau savaitgalį karą pakasti. Šiandien gal bus filmukas apie bunkerio valymą. Tai va tokie buratinkai visokie lenda. Su pijokeliu ant viršaus, balbenosiu tokiu. Nebedaug belika, tuoj pabaigsim. Važiuosim namo. Nežinau, kiek valandų po pietų žadėjom važiuoti į kitą vietą. Taip, kad žiūrit, neužmirškit paspaust laiką, neužmirškit, kam reikia nusipirkti prožektorių, Armitech. Įdėsiu ten į aprašymą. Adresą, kam įdomu, galit nusipirkti. Medžiotojai, žvejai, turistai, aišku, ir kasėjai. Neaišku dabar, planuojam gal į Skainetos važiuoti sąskridį, neaišku. Vėjas maišys, 100% vėjas maišys. Į Tesoros šiemet nevažiuosim. Gal pasiseks Skainetos, jeigu važiuosim. Toliau ieškom. Variokų nebuvo, galvojau, gal gilzė kokia. Pakasu, taigi variokas. Bandau pažiūrėti, kas čia. Vaikiokai. Čia norėdams nieko nebepasakysi, kas čia. Greičiausiai bus kapusta. 2 kapeikas. Čia tokia žemė negailestinga variokams. Nieko nepadarys. Kolega, kur vaikšto kolega? O, ten toli. Aš manau, jam nepasisekė vaikštant ražienus. Bus sunku. Gerai. Pavargau jau. Bet dar reikia paieškoti. Atėjau iki kolegos. Signalas ant ražienos. 3 kapeikos. Kaip čia parodyti geriau. 52. Kita pusė tokia biški. Prašos pavalymo biški. Bet įdėsim į monetų razbainiko dėtuvę monetų dovanota kolega. Kažką jau įdėjęs dabar. Gerai, judam. Greit jau pietai, kiek tų valandų pietai. Signaliukas prie tokios tarybinės tvoros. Trobos netvoros, noriu pasakyti. Bet
buvęs vokietis. Nelabai kas besimato, nes nudžiuvo jau. Čia gal geriau biškutį. 5 pfenigiai. Ir dar prieš tai radau sidabrinį šaukščiuką. Pusę šaukščiuką. Kvinoksas valdo. Nu, kaip sakant, vakarėjau ir namo laikas. Baigėm šiandien. Biškį monetų radom, bet tokia stovė, kad apgailėtinas. Tuoj bus foto. Šiandien baigėm, visiems ate, viso gero.